Gopijana Vallabha Giri Radha. Jaya Gopijana Vallabha Giri Radha. Yasodhanandana Bhaja Jana Randana. Yasodhanandana Bhaja Jana Randana. Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Radha. Jaya Gopi Jana Jana Vallabha Giri Radha. Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Radha. Yasodhanandana Bhaja Jana Randana. Yasodhanandana Bhaja Jana Randana. Yasodhanandana Bhaja Jana. Yamuna Tira Vanacha. Yamuna Tira Vanacha. Yamuna Tira Vanacha. Yamuna Tira Vanacha. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Parabhakachara Satara Sata Shri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Srimad Bhagavatam Class Ki. Nittai Gaura Premanande. Glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru Sri Gauranga. So this morning we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 6, text 31. Šį rytą skaitome Šrimad Bhagavatam 3 giesmės 6 skyriaus 31 teksto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bahubhyo Vartata Shetram. Bahubhyo Vartata Shetram. Bahubhyo
Vartata Shetram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatrayastad Anuvrata Kshatriyastadanuvrata Kshatriyastad Anuvrata Kshatriyastadanuvrata Yujatas Trayate Varnan Yojatastrayate Varnam Yojatas Trayate Varnan Yojatastrayate Varnam Parusha Kantaka Shatat Parusha Kantaka Kshatat Parusha Kantaka Shatat Parusha Kantaka Kshatat Bahubhyo Vartata Shatram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatriyastad Anuvrata Kshatriyastadanuvrata Yojatas Trayate Varnan Yojatastrayate Varnam Parusha Kantaka Shatat. Parusha Kantaka Kshatat Would anyone else like to chant? Bahubhyo Vartata Kshatram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatriyastadanuvrata Kshatriyastadanuvrata Yojatastrayate Varnan Yojatastrayate Varnam Paurusha Kantaka Kshatat Parusha Kantaka Kshatat Bahubhyo Vartata Kshatram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatriyastadanuvrata Kshatriyastadanuvrata Yojatastrayate Varnam Yojatastrayate Varnam Parusha Kantaka Kshatat Parusha Kantaka Kshatat Vaishnavis. Bahubhyo Vartata Kshatram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatriyastadanuvrata Kshatriyastadanuvrata Yojatastrayate Varnam Yojatastrayate Varnam Paurusha Kantaka Kshatat Parusha Kantaka Kshatat Bahubhyo Vartata Kshatram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatriyastadanuvrata Kshatriyastadanuvrata Yojatastrayate Varnam Yojatastrayate Varnam Paurusha Kantaka Kshatat Parusha Kantaka Kshatat Bahubhyo Vartata Kshatram Bahubhyo Vartata Kshatram Kshatriyastadanuvrata Kshatriyastadanuvrata Yojatastrayate Varnam Yojatastrayate Varnam Paurusha Kantaka Kshatat Parusha Kantaka Kshatat Pažodinis vertimas. Bahubhyaha Bahubhyaha iš rankų. iš rankų Avartata Avartata atsirado. Kshatram Kshatram gynybinė jėga. gynybinė jėga Kshatriyaha Kshatriyaha susijęs su gynybinė jėga. susijęs su gynybinė jėga Tat Tat ta anuvrataha Anuvrataha pasekėjai. pasekėjai Jaha Jaha tie kurie. tie kurie Jataha Jataha tokiais tampa. tokiais tampa Trajate Trajate apsaugo. apsaugo Varnan Varnan kitus luomus. kitus luomus Paurushaha Parushaha Dievo asmens atstovai. Dievo asmens atstovai Kantaka Kantaka ramybės drumstėjų, ramybės drumstėjų vagių ir ištvirkelių. Kshatat Kshatat nuopiktadariščių. nuopiktadariščių Vertimas ir komentaras į dieviškosios malonybės Isi Bhaktivedanta Swami Maharadža Šrila Prabhupada Ki. Iš milžiniškojo Virat pavidalo rankų gimė gynybinė jėga, o sykiu su ja pasaulio išvydo kšatrijai, pašaukti ginti ir saugoti visuomenę nuo vagių bei kitų niekšų piktadariščių. Komentaras.
Brahmaną atpažinsime pagal šiai žmonių klasiai būdingą požymį – norą perprasti transcendentinę vedų išmintį, o kšatriją charakterizuoja gebėjimas apginti visuomenę nuo jos ramybės drumstėjų, vagių bei kitų įvairaus plauko piktadarių. Posme svarbi reikšmė tenka žodžiui anuvrataha. Kšatrija yra ne tas, kuris gimė kšatrių šeimoje, o žmogus besilaikantis kšatrių principų, ginantis kitus nuo vagių ir įvairaus plauko piktadarių. Priklausomybės tam ar kitam luomui kriterijus yra individualūs žmogaus bruožai, o ne jo kilmė. Kilmė – antrailis dalykas. Ji nėra luomo ar socialinės grupės lemiamas požymis. Bhagavad Gitoje 18.41-44 aiškiai nurodyti brahmanų, kšatrijų, vaišijų ir šudrų būdo bruožai ir apie žmogaus priklausomą tai ar kitai socialiniai grupiai galima spręsti pagal jo individualių bruožų atitikimą konkretiems grupės požymiams. Nors vedų raštuose Purušos vardu paprastai apibrėžiamas viešpats Višnu, pasitaiko, kad šiuo vardu pavadinamos ir gyvos esybės, nors iš esmės jos yra vadintinos Puruša Šakti, Parašakti arba kitaip Paraprakriti, aukštesniąja Purušos energija. Išorinės iliuzinios galios veikiamos gyvos esybės tariasi esančios Purušomis, nors neturi nė menkiausių Purušos požymių. Tik viešpats realiai yra pajėgus apginti gyvas esybės. Yra trys dievai – Brahma, Višnu ir Maheshvara. Brahma kuria, Višnu saugo ir globoja, o trečiasis Maheshvara naikina. Atkreiptinas dėmesys į posme pavartotą žodį Puruša, kuris nurodo, kad kšatrių priedermė atstovauti viešpatį Purušą ir ginti pradžias, tai yra visus gimusius sausumoje ir vandenyje. Vadinasi, globojami bei ginami turėtų būti ir žmonės, ir gyvūnai. Šiuolaikinėje visuomenėje pradžios nėra apginti nuo vagių ir kitokių nusikaltėlių. Mūsų dienų demokratinėse valstybėse nėra kšatrijų. Jas valdo ne brahmanai ir kšatrijai kaip kitados, o vaišiai ir šudros. Maharadža Yudhištira ir jo vaikaitis Maharadža Parikšitas buvo tikri kšatrijai. Jie globojo ir gynė ne tik žmonės, bet ir gyvūnus. Kali įsikūnymui pakėlus ranką prieš karvę, Maharadža Parikšitas norėjo jį nužudyti vietoje, tačiau pasigailėjęs išvijo iš savo karalystės. Štai kaip turėtų elgtis Puruša, viešpatis Višnu vietininkas žemėje. Vedų laikais nepriekaištingai savo pareigas atliekantis kšatrija, monarchas buvo gerbiamas kaip patsai viešpats, kadangi gindami pradžias, jie vykdė viešpatės atstovų funkcijas. Mūsų laikais demokratiškai išrinkti prezidentai nesugeba apginti savo valdinių nuo vagysčių ir apgavysčių. Todėl žmonės priversti kreiptis pagalbos į įvairiausias draudimo kompanijas. Šiuolaikinės visuomenės negandų priežastis yra kompetentingų brahmanų bei kšatrių nebuvimas ir pernelyg didelė vaišių bei šudrų įtaka, kurią jie gavo įvedus vadinamąją visuotinę balsavimo teisę. Omagya Tunandasya Tinantanas Vakaya Chaksurunatanya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpachurvishta Kripa Sindhu Bhairacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
So in these verses, the last verse and this verse, it is, the Bhagavatam is giving some clear indications that we cannot usurp any position like a Brahmin or a Kshatriya unless we have some qualification to do so. Taigi šiame posmelė, kaip ir prieš tai buvome posmelėje, yra aiškinama ir paimama iš Bhagavad Gitos, kad brahmanas ar dar kažkas tai nėra kaip luomas, ta prasme, nėra prigimtis, tai yra savybės, kurias turime išsiugdyti. Nowadays we see, contrary to the Vedic injunction, that people are doing just that. They're usurping leading positions without any qualification whatsoever. Tačiau šiuolaikinėme pasaulyje mes ir matome, ką čia sako Vedas, kad yra stengiamasi tiesiog paimti tą poziciją neturint savybių. And therefore the situation is not good. Ir todėl situacija nėra labai gera. There were kings and Brahmins previously that were qualified. Seniau tai būdavo brahmanų ir kitų lyderių, kurie buvo kvalifikuoti. And we have plenty of evidence of individual personalities. We can cite Ir mes turime daugybę įrodymų apie tokias asmenybės, kurios buvo. Here's a passage about Yudhisthira Maharaj. He was an exemplary king. Ir čia yra paimas pavyzdys Maharaj Yudhishthira, kuris buvo labai geras pavyzdys. And his mood was that he wanted to see that every citizen in his kingdom was happy. Ir jo nuotaika buvo tokia, kad jis matytų, kad kiekvienas gyventojas jo valdomoje šalyje būtų laimingas. So happy that there are no troubles. Toks laimingas, kad iš vis jokių problemų nebūtų. No environmental problems. Jokių aplinkos problemų. Like too much heat. Kaip, pavyzdžiui, per daug šilumos karščio. Or excessive cold. Ar labai didelio šalčio. And they never suffered from any diseases. Ir jie niekad nekentė nuo kažkokių ligų. No suffering from, hunger, thirst. Nesikankino dėl troškulio, alkio. Everyone felt very secure. Visi jautėsi labai saugus. Under his guidance and protection. Vadovaujami Yudhishtiros, reiškia, pamokymų ir apsaugos. So previously the kings were just like that. Tik seniau karaliai būtent tokie būdavo. And even today in India there's mention of Ram Raj. Ir net dabar Indijoje yra minimi tokie Ram Rajai. They still remember Lord Rama as the ideal king. Jie vis dar prisimena viešpatį Ramachandrą kaip idealų karalių. Little entertainment for us here. Pasilinksminimą išleido. What was I saying? Apie Ramachandrą. Ram Raj, yeah. That Lord Ramachandra, he showed the ideal example of a perfect king. Viešpats Ramachandra parodė idealų pavyzdį, koks turėtų būti tobulas karalius. Even before he was the king, he was so exceptionally qualified as an individual. Ir netgi prieš tai, prieš būdamas karalius, irgi labai buvo pavyzdingas. And as a king, he also showed this example of giving protection to his citizens. O būdamas karalius, jis parodė pavyzdį, kaip duoti apsaugą savo šalies gyventojams. Every afternoon he would have his doors open for anyone anyone can come to his chamber and make complaints or
Ir kiekvieną vakarą jis palikdavo atviras duris žmonėm, kad kažkas, kas turintis nusiskundimų ar dar kažko ateitų pas jį, išsisakytų ir jis galėtų tiem žmonėm duoti patarimus. But generally no one came. Bet iš tikrųjų nelabai kas ir ateidavo. Why? Kodėl? Because everyone was happy. Nes visi buvo laimingi. This is the reason. Štai kokia priežastis. And once someone did come. Ir vieną kartą atėjo vis tik. It was a Brahmin. He said, "My son has just died. How come my son has died before me?" Ir sako, ten atėjo Brahmanas ir sako, mano sūnus mirė. Kaip taip gavos, kad mano sūnus mirė anksčiau negu aš? And he really started giving Lord Rama a hard time. Ir jisai, labai tokį išsisakė sunkų pasakymą viešpačiui Ramachandrai. But just see, just even the son dying before the father was considered unnatural. Bet jūs tik pažiūrėkite, netgi sūnaus mirimas dar prieš tėvą, tuo metu atrodė vat kažkas tokio nenatūralaus. And yeah. In fact, in Lord Ramachandra's pastime, when they had crossed over the Indian Ocean to Sri Lanka by building a bridge. Ir iš tikrųjų viešpatis Ramachandras tais žaidimų laikais, jie perplaukė visą vandenyną, kad pastatytų tiltą į Šri Lanką. And Lord Ramachandra and his army of monkeys, they started a full-scale war against Ravana. Ir viešpas Ramachandras su visa savo ta beždžionių komanda pradėjo didžiulį karą prieš Ravaną. And Vibhushana, he's the brother of Ravana, but rather than being a demon, he was actually a devotee. Ir Vibhushana, kuris buvo Ravanos brolis, nors ir demonų pusėje, bet jis buvo atsidavęs. And Vibhushana was constantly trying to preach to his brother, just stop this. This is just insane. Ir va tas Vibhushana, tas Ravanos brolis visada bandė pamokslauti brolį. Sakydavo, užteks čia visą tai nesąmonę, ką čia darai. Lord Rama is more powerful than you. He will defeat you and he will kill you. Viešpas Ramachandra yra daug stipresnis už tave, jis tave nugalės. You stole his wife. Tu pavogei jo žmoną. What do you expect? Ko tu tikiesi? What do you expect will happen to you? Kas gali tau atsitikti? Kaip tu galvoji? And all the preaching that he did didn't really, it didn't really settle very well with the Ravana at all. Ir iš tikrųjų visas tas pamokslavimas Ravanai, ne taip jau ir gerai sekėsi. In fact, Ravana said to him, "Look, you decide which side you're on." Ir Ravanas sako savo broliui, tu pats nuspręs, kurioje tu pusėje nori būti. You're either on my side or on Rama's side. Tu mano pusėje ar Ramos pusėje. Now make your choice. Pasirink. If you don't want me, get out of here. Jeigu nenori būti su manim, tai dink iš čia. I don't want to see you again. Nenori tavęs daugiau matyti. So Vibhishana, sent a message to Lord Ramachandra that I want to take shelter at your lotus feet. Taigi Ravanos brolis Vibhushana atsiuntė žinutę Ramui, kad vis tik nori būti tavo pusėje. And then after some time he arrived at the camp of Lord Ramachandra. Ir po kiek laiko jis nuvyko ten į Ramachandros tą stovyklą. And Lakshman was a little bit, well, I don't know about this. Ir Lakshmanas taip, abejoja, nežinau, sako Rama. He's the brother of the biggest demon in this world. Jisgi didžiausio pasaulio demono brolis. So how do we know he's telling the truth? Taigi kaip mes galime žinoti, ar jisai sako tiesą? That he wants to surrender to your lotus feet. Ar iš tikrųjų jisai nori atsiduoti tavo lotusiniam pėdom? So Vibhushana, he heard this. He said, well, if I'm lying, then let me be born in Kali Yuga as a Brahmin, Kshatriya, or a cow. Taigi Vibhushana girdėjo tą pokalbį ir jisai sako,
Gerai, sako, jeigu aš meluoju, tai tegu aš būnu prakeiktas, kad gimčiau Kali Jugoje brahmanų, kšatriją arba karvę. And immediately Hanuman said, see, he's lying. These are all good things. Ir to taip stovėjau, jisai sako, va matai, sako, jis meluoja. To be a Brahmin, to be a Kshatriya, to be a cow, these are all good things. Nes jisai nori kažko gero, būti brahmanų, kšatriją ar karvę, tai geri dalykai, kaip iš meluoja jau kažką. And Lord Ramachandra said, wait. Did I say Kali Yuga? Yeah, be born in he said, wait. He said, in Kali Yuga, the Brahmins will be unqualified. Ir viešpas Ramachandra sako, palauk, sako, Kali Jugoje visi brahmanai yra nekvalifikuoti. They will just purchase a Brahmin thread from the bazaar. Jie tiesiog nusiperka brahmano šnirelį ten bazarė, turgus toks yra. You see, I am Brahmin. Ir sako, tada pažiūrėkit, aš brahmanas. My father was a Brahmin. Mano tėvas buvo brahmanas. My grandfather was a Brahmin. Mano senelis buvo brahmanas. I am in the line of Brahmins. Aš esu brahmanų linijai. This is what they say nowadays. They don't consider the fact that they're unqualified. They just show their thread. 2 pice thread from the marketplace, Prabhupada said. Ir jie nenori priimti to fakto, kad jie nėra kvalifikuoti, jie tiesiog nori visiems rodyti, kad turi tą virvelę brahmano, tai yra brahmanai. So, unless one is actually a devotee, he cannot be a real Brahmin. Ir kol žmogus nėra atsidavęs, jis iš tikrųjų ir negali būti brahmanas. They may make a lot of noise. I remember I was in South India many, many years ago when I was in one of the South Indian temples, and suddenly I heard this noise behind me. Ir kartą man teko būti Pietų Indijai šventykloje ir aš staiga išgirdau kažkokį didžiulį triukšmą už mano nugaros. So, what's that? Kas čia dabar sako? I turned around, there was this big, huge Brahmin man. Apsisukau, ten didžiulis toks brahmanas. He was carrying his arti tray, Jisai turėjo savaratį visą rinkinuką. and he didn't want to be touched by anyone. Ir nenorėjo, kad jo kas nors paliestų tą. So that's why, Ir jis bandė prastumti žmonės, kad į šalį praeitų visi. yeah. So Baka Brahmin, yeah, Baka Brahmin. But most of them were caste Brahmins, you know, and they had no real qualification. They're just caste Brahmins. They become Brahmin through a caste system. Ir iš tikrųjų tai nebuvo tas brahmanas su savybėm, tai buvo tas brahmanas, kuris iš giminės, iš kastos atsineša tą brahmano statusą. And even if they are qualified, the devotees themselves are even more qualified. Whereas a Brahmin, you know, he cannot be a spiritual master, but a devotee can. Because the devotees in connection with the Lord and has all the knowledge required for giving initiation. Ir iš tikrųjų, jeigu ir brahmanas turėtų savybės, bet atsidavusios savybės vis tik geresnės yra, nes jis praktikuoja tą dvasinį gyvenimą ir turi tiesiog ryšį su Dievu, todėl jis gali būti ir dvasinis mokytas, duoti pamokymus. And then there's the Kshatriyas in Kali Yuga, the leaders of society. Well, we don't really need to talk too much about that. We already know what the leaders are like. Ir kaip ten kšatrijai, mūsų šių dienų valdovai, apie juos nelabai yra ką šnekėti, mes ir patys žinom situaciją. They're not giving any protection to anyone. Jie neduoda jokios apsaugos niekam. In fact, on the contrary, the earth is being exploited Ir faktas yra tai, kad netgi priešingai jie netgi išnaudoja žmonės. by its resources. Exploited to take its resources. Eksploatuoja, kad gautų kažkokiu tai resursu. The forests are being raped Miškai yra kertami. and used anyway. Okay, yeah, the forests are being raped to use for cattle grazing who are slaughtered. Ir miškai yra kertami, kad reiškia būtų naudojama visą tai skerdyklose.
And there's no protection of women and children anymore. Ir nėra moterų ir vaikų apsaugos daugiau. You don't have to go to jail if you rape someone. Ir tau nėra būtina eiti į kalėjimą, jeigu tu netgi išprievartauji kažką. Yeah. And even the children are being abused. This is all going on in the name of the 21st century. We're in the 21st century, so we can be excused from all these things. Ir netgi vaikai yra neapsaugoti, neglobojami. Ir visą tai, reiškia, stovi po 21 amžiaus skraiste. As I was mentioning on Sunday, I was watching one of Shivaram Swami's videos, and he was pointing out, I can't remember how many billions of animals are killed every year. Ir aš kaip sekmadienį dalinausi, kai man teko žiūrėti Šivaramo Swamio video, kuriame rodoma, kad kiek tais milijonų, milijardų nužudoma yra karvių. Billions. Milijardų. Not millions, billions. Milijardai. Yes. But he did calculate per second, right? So per year there's so many, per month there's so many, per week there's so many, per day there's so many, and per second. Ir buvo atlikti skaičiavimai, kiek ten per metus nužudoma, per mėnesį, per dieną, bet ir buvo netgi per sekundę yra paskaičiuota, kiek yra nužudoma. That somewhere in the world, every second, within every second, there is an animal slaughtered, 250 animals slaughtered every second. Ir kiekvieną sekundę kažkur žemė yra nužudoma 250. You know, that's incredible. Tai yra neįtikėtina. Where's the protection? O kur apsauga? They don't care about protecting as long as they're being fed a fat salary. That's all they're concerned with. Ir niekam nerūpi ta apsauga, jeigu yra mokami dideli atlyginimai. And therefore, they're not qualified. Ir todėl jie nėra kvalifikuoti. And of course, the cows, we also know how the cows are being treated today. The cow is our mother. We have 7 mothers. Ir iš tikrųjų žinome, kaip elgiamasi su karve, tai yra mūsų motina. Kaip žinote, yra 7 motinos. And each one of these mothers must be protected. Ir kiekviena iš tų 7 turi būti apsaugota. They must be given protection. Joms turi būti duodama globa. If you don't protect your mother, how are you going to even come anywhere close to protecting anything else? Jeigu tu net savo mamos negali apsaugoti, kaip tu gali duoti kažkam kitam apsaugą. So therefore, one of those 7 mothers is Mother Cow. Taigi viena iš tų 7 motinų yra mama karvė. And if you don't protect Mother Cow, Ir jeigu jūs neapsaugosite mamos karvės, then for sure there will be reactions. tikrai bus reakcijos. Prabhupada pointed out that other animals, if you want to kill, you can kill the pig, or you can kill some lesser, the hog or the dog or whatever, some lesser animal. Prabhupada sakė, kad taip, karvę žudyti nereikia, jeigu tau reikia, tai tu karvę ar dar kažką žudyk. Ir tai yra kiaulė ar veršelė ar dar kokia žemesnė gyvybė. Oh, I got four free translations. Žudyk kiaulę ar šunį, kažkokią žemesnę formą. Okay. Yeah. So what did I say? I can't remember. Prabhupada said that you can kill Yeah. less. But don't kill your mother. Bet tačiau nežudyk savo motinos. You know, she's giving so much. Ji duoda tiek daug. She eats grass, which we don't eat. Try to eat grass. Today, you don't get any prashad. We'll tell you, go and eat some grass. See how you do. Motina karvė valgo žolę. Pabandyk pats valgyti žolę. Jeigu neduotų prasadą, sakytų, eik valgyti žolę ar valgytum. Even if you swallow it, you won't be able to digest it. Netgi jeigu išvemtum ją, negalėtum net suvirškinti jos. But the cow is Krishna's factory. He's a perfect factory. He's got 4 stomachs in order to be able to digest the grass that it eats. And not only digest it, but transform it into
creamy milk. Bet karvė yra tokia ypatinga, kad jinai turi 4 skrandžius ir jinai sugeba ne tik kad suvirškinti viską, bet dar ir kaip duota pieną. But they're not interested in pure milk, Bet žmonės nėra suinteresuoti tyrų pienu, pure creamy milk, tyru tokiu kreminiu pienu, which gives vitality, increases the duration of the life, kuris didina gyvybingumą ir didina gyvenimo trukmę. and all other kind of benefits you get by taking milk products. Ir daugybė kitų privalumų jūs gaunate, kai valgote pieno produktus. So instead they will create their own little factory. Taigi vietoj to jie padaro savo kažkokią gamyklą. It's called the alcohol factory. Tai vadinama alkoholio gamykla. Yes, this is the real factory. Tai čia tikra gamykla. Mm. In this way they drink their alcohol instead of milk. Ir vietoj to, kad gertų pieną, jie geria savo tą alkoholį. But does the alcohol increase the duration of life? Bet ar alkoholis didina gyvenimo trukmę? No. Ne. Does it give vitality? Ar jis duoda gyvybingumo? No. Ne. Can you even walk in a straight line? Ar tu netgi gali eiti tiesia linija? No. Ne. Therefore, what is the use in trying to be a big controller in this world? What you create has really no value. Everything's already been created by Krishna. He's the real Purusha. Everything is coming from him, and we need to just follow the Supreme Purusha. Ir va tokia ir nauda, kai mes bandome kažką išrasti savo patį ir savo pačių, neprimdami tai, kas sukūrė viešpats natūraliai, nes viešpats yra vienintelis šeimininkas, valdovas, jis Purusha yra. So in this way, Lord Rama said, yes, he should come on our side. Ir viešpats Ramachandra sako, taip, jis gali ateiti į mūsų pusę. And Vibhishana came at the lotus feet of Lord Ramachandra and paid his full dandavats. Ir jis priėjo prie viešpatės Ramachandros lotusinių pėdų ir pasiūlė savo dandavatus. And he said, unlike my brother who wants to fight you, I want to take shelter of your lotus feet. Ir jis sako, ne taip kaip mano brolis, kuris nori tave nukauti, aš noriu priimti tavo pėdų prieglobstį. And Lord Ramachandra embraced him and accepted him. Ir viešpats Ramachandra jį apkabino ir priėmė. That was a nice story. Tai labai graži istorija. And Lord Ramachandra is also known as Ram Rishi. Ir viešpats Ramachandra taip pat buvo žinomas kaip Rama Rishis. Rishi means saint Rishis tai yra or šventasis devotee. arba atstovas. And in those days the kings were not just qualified kshatriyas protecting the people and all the other living entities, but they were also rishis. They had knowledge. Ir tais laikais valdovai, kšatriai, nebuvo vien tik tai, kad valdovai kšatriai, bet jie buvo ir dar rišiai, išminčiai, šventieji. And therefore it is mentioned in the purport, Prabhupada is explaining that you must be either a qualified Brahmin or a qualified Kshatriya if you want to give any guidance or protection to the masses of people. Ir Šrila Prabhupada komentare sako, kad jeigu tu nori duoti globą žmonėms, masėms žmonių apsaugą, tai tu turėti tas kšatrijų savybės, brahmanų ir kšatrijų savybės. But the Vaishyas and the Sudras cannot give protection. Tačiau vaišės ir šudros negali duoti tas apsaugos. And this is the problem. Ir štai yra tokia problema. No qualification, no protection. Nėra kvalifikacijos, nėra ir apsaugos. It is the blind leading other blind people. Tai yra aklieji veda akluosius. This blind leading the blind. It's a very common saying. Yra toks pasakymas. The first saying came in the Katha Upanishad, 1800 years before Christ. Tai
200 metų prieš Kristų katalikų, reiškia, šitas kunigas. And the quote is, this is in the Katha Upanishad. The quote is, Ir citata yra tokia: abiding in the midst of ignorance. Abiding? Or well, just say, in the midst of ignorance, Būnant, reiškia, neišmanime, thinking themselves wise and learned, laikydami save, reiškia, išmintingais ir išsimokslinusiais, fools go aimlessly hither and hither, kvailiai, betiksliškai eina hither and thither, klystkeliais ir klystkeliais. like the blind led by the blind. Lygiai kaip būtų aklas vedamas aklo, aklieji būtų vedami aklo. And in the Buddhist teachings, Ir budizme pamokymuose it is stated, yra pasakyta: suppose there were a row of blind men. Suppose there were a row of blind men. Įsivaizduokite, kad yra aklųjų linija, sustojusi linija žmonių. Each one holding onto the other one's hand. Kiekvienas, kuris laiko vienas kito ranką. The first one doesn't see. Pirmasis nemato, The middle one doesn't see. vidurinysis nemato, The last one also does not see. paskutinis taip pat nieko nemato. Blind leading the blind. Aklieji veda akluosius. And there's a quote in the Bible, Yra citata iš Biblijos: every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Kiekvienas augalas, kuris nebuvo pasodintas Tėvo, bus išrautas iki šaknų. Leave them. Palikit juos. They are blind guides. Jie yra aklieji, kurie bando vesti. Talking about the Pharisees, they're blind. The Pharisees, they're blind. Don't follow them. Pharisees, they are. Fariziejai yra aklieji, nesekite jais. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. Jeigu aklas veda aklai, tai jie abu įkris į duobę. And then the last quote in Luke, can a blind man lead a blind man? Ir paskutinė citata iš Luko: ar gali aklas žmogus vesti aklą? Will they not both fall into a pit? Ar jie abu neįkris į duobę? A student is not above his teacher, Studentas nėra aukščiau savo mokytojo, but everyone who is fully trained bet visi, kurie yra pilnai apmokyti, will be like his teacher. bus tokie kaip jo mokytojas. This is a good point. We are following Krishna, so we become like Krishna. Tai yra geras momentas. Pavyzdžiui, mes sekame Krishną ir mes tapsime Krishna. We become empowered by Guru, Mes tapsime įgalinti guru. and we can do. We are then become qualified to do so many things Ir mes tada tapsime kvalifikuoti padaryti tiek daug dalykų. by the mercy of the Guru. Guru malonės dėka. So there is a verse in the Srimad Bhagavatam, Yra posmelis iš Šrimad Bhagavatam 6:7-14. 6:7-14. Leaders who have fallen into ignorance Lyderiai, kurie yra neišmanime and who mislead people ir kurie klaidingai veda žmonės, by directing them to the path of destruction, nukreipdami juos į susinaikinimo kelią, are actually in effect iš tikrųjų yra boarding a stone boat, jumping on a stone boat, jie tarsi šokinėja į kažkokią akmeninę valtį.
And so too are those who blindly follow them. Ir tie, kurie aklai jais seka. A stone boat would be unable to float Ta akmeninė valtis tikrai nepajėgs plaukti. and would sink in the water with its passengers. Ir jinai skęs vandenį su savo visais keleiviais. Similarly, those who mislead people go to hell, Lygiai taip pat tie, kurie klaidingai veda žmonės, eis į pragarą. and all their followers go with them. Ir visi jų sekėjai eis jiems iš paskos. Oh, very powerful statements. Labai galingi pasakymai. Therefore, Todėl another statement in the Bhagavatam, kitas pasakymas iš Bhagavatam 1:17:41. 1.17.41. Therefore, whoever desires progressive well-being Todėl visi tie, kurie nori, reiškia, progresyvaus tokio gerbuvio, especially kings, ir ypatingai karaliai, religious and public leaders, religiniai ir visuomeniniai valdovai, brahmanas, brahmanai and sannyasis ir sanyasai, should never come in contact with the four above mentioned irreligious principles. niekada neturėtų susiliesti su keturiais žemiau minimais nereliginiais principais. And just a little bit of Prabhupada's purport here. Ir šiek tiek Prabhupados komentarų. If a Brahmin is not truthful, Jeigu brahmanas nėra teisingas, all his claims as a Brahmana at once becomes null and void. Visi jo kaip brahmano teiginiai tampa klaidingi. If a sannyasi is illicitly connected with a woman, Jeigu sanyasiai susiliečia su moterim, neleistinai turi kontaktą su moterim, all his claims as a sannyasi at once becomes false. visi jo kaip sanyasio teiginiai tampa klaidingi. Similarly, if a king and a public leader are unnecessarily proud or habituated to drinking and smoking and all these other things, Ir lygiai taip pat kaip ir lyderiai ir visuomeniai vadovai, jeigu jie yra pasipūtę ir they certainly become... sorry, we are, what is the last? We are proud and Similarly, if the king and public leaders are unnecessarily proud yra bereikalingai išdidus, or habituated, means they're addicted to drinking and smoking, arba yra priklausomi nuo alkoholio arba kitų priklausomybių rūkymo, certainly they become unqualified dėja, bet jie tampa nekvalifikuoti, to discharge public welfare for others. kad rūpintis kažkokiu tai gerbuviu dėl kitų. The four leaders of human society, Keturi lyderiai žmonių visuomeniai, namely sannyasis, brahmins, kings, and public leaders, tai yra sanyasiai, brahmanai, karaliai ir kiti dvasiniai vadovai, visuomeniniai valdovai, must be tested turi būti išbandomi, to see if they're qualified. kad pasižiūrėti, ar jie turi kvalifikaciją. And if you like, I can just finish off with a couple of songs. Is that all right? Yeah. Jeigu jums patiktų, aš pabaigčiau keliom dainom, ar gerai? You know me, you know me. Jūs mane žinote. Let's see if you can translate them. Of course, you know, in English they rhyme, but in Lithuanian they may not. Mes pabandysime išversti. Aišku, anglų kalboje jie rimuojasi tos dainos, bet lietuvių kalboje nežinau. Is there anyone here who doesn't know English? Ar yra čia kas angliškai nesupranta? You all know. So I would just read it. Okay. Translation. They can learn English now.
Tie, kurie žiūri transliaciją, prašom išmokti anglų. Okay, we're learning some English. This is now from Bhagavatam to English class. Dabar pasimokysime anglų kalbos. I knew a king who was a ruler of the land. He sat upon his throne and he ruled with a heavy hand. He had palaces and treasures full of gold. His army never lost a fight, or so I'm told. But when the citizens, they saw him, they would be afraid. He was never known to keep the promise that he made. He would call out, "Joy to all the people, joy to you all." But he kept the tax high. Everybody knew that what he said was a lie. One day he called for his ministers and asked, "Is there not something more for me? I want to enjoy something more today. After all, I am the king. You can make them pay." This is the minister's advice. "Oh, my dear king, can't you try just once to see? Satisfaction comes when we show humility. If you can see yourself as very small, just a part of all that be, from all this hankering, finally will be free. Finally you'll be free." Humility isn't easy, still you know it's better to be like the simple sweeper in the street than pose as a big charlatan king. And this is about the humble sweeper. I met a sweeper who had a tear in his eye. He said, "It's not for me, but for others that I cry. They're working hard all day, forgetting life's real goal. They may gain the world, but they neglect their soul." And so he swept the streets, keeping his heart clean, never forgetting the Lord above, not even in a dream. He would stay at home at night and pray to his God, not only for himself, but prayed so that others also may be saved. Humility isn't easy, still you know it's better to be like the simple sweeper in the street than to pose yourself as a charlatan king. Haribol. Did you understand that? There's another song somewhere. No. It's basically the story in a nutshell is that we shouldn't be proud and arrogant. Iš tiesų tai yra istorijos, kad mes neturėtume būti išdidus ir arogantiški, but rather be simple bet būtume paprasti and humble. ir nuolankus. Life's much more easier. Tada gyvenimas bus daug lengvesnis. I keep losing this song. This song is called The Vile Society. Daina vadinasi Žiauri visuomenė. They're trying to hang their hat where their hand can't reach, and those who don't know nothing, they're trying to teach. Their hearts are hard like stone, they pretend to weep, and those who don't sow nothing, they're trying to reap. They kill their children before they're born,
and they kill a cow just to get, they kill the elephant just to get the horn. They don't care anymore what they eat. They'll kill their mother just to get some meat. They're intoxicating themselves to death, and smoke and fire has become their breath. The brain is now like a gaping hole, and they don't know nothing about the spirit soul. The air is nothing but factory smoke, yet everybody's going broke. No money, huh? The school is just like a slaughterhouse where they love to read about Mickey Mouse. And the women all want to be the men, and the men can only remember when. And the children leave when they learn to walk, and with obscene language they learn to talk. History repeats itself, they say, and there is an end to the longest day. So don't feel bad when the axe comes down, because you wouldn't know whether to smile or frown. No matter what you may say or do, you can only get what's coming to you. And the only way you can change your fate is by going back to your spiritual state. I'll stop there. Čia ir sustosim. Anything more you'd like to add Kažkas norėtų gal from your paklausti? own realizations? Realizacijos jūsų. Galima aš. Lietuviškai ar English? Yes. Pradžia angliškai, tu tą lietuviškai išversi. I was just wondering about this Maybe idea some questions on it. about the current situation in the world. You were talking about the leaders and the tamas, that they're in ignorance. But on the other hand, I could say, okay, democracy is democracy, ruled by demons. But on the other hand, I look at the history, and Prabhupada went to America and spread the holy name throughout the world. If he went to Arabia, he would have been killed immediately. So that means it wasn't that bad. This democracy is not that bad, and this freedom of speech and freedom of thought and so on. So that's why I wonder: do we always should we always just say that everything is just ignorance? Because it's not only ignorance; it's always ambivalent. Well, And you agree or well- not? I'll just translate. Oh. Aš tik paklausiu dėl politinių lyderių ir politinės santvarkos dabartiniam pasauly, nes buvo sakyta, kad politiniai lyderiai neišmanėme, bet galima sakyti, taip, demokratija yra demoniška, bet iš kitos pusės Prabhupada nuvažiavo į Ameriką ir paskleidė šventą žodį po visą pasaulį. Jeigu jis būtų nuvažiavęs į Arabiją, kokią Saudo Arabiją, tai jis būtų iš karto nukirsta galva jam už tą, ką jis darė. Tai reiškia, kad nėra taip blogai su tais mūsų politiniais lyderiais ir su ta politinė santvarka. Čia tik tai man toks pastebėjimas. Well, I can tell you what Prabhupada said about the leaders. Pasakysiu jums, ką sakė Prabhupada apie lyderius. He called them rogues and thieves. Jis vadina juos vagys ir plėšikai. He said that because they have no qualification, their main interest is to give
give difficult time to people. Ir Prabhupada sakė, kad kadangi tie lyderiai neturi kvalifikacijos, jie tiesiog keldavo sunkumų žmonėms. Okay, if you want to follow the latest news, I mean, in France is a good example. They hiked the diesel tax up. Ir jeigu jūs norite, pavyzdžiui, galima sekti naujausiam naujienom, pavyzdžiui, Prancūzijoje jie pradėjo kelti kuro kainą. Norėjo kelti kuro kainas. And the people revolted. Ir žmonės sukilo. Yeah. No, we've had enough. Enough is enough. Žmonės sako, ne, jau gana, kiek čia galima kelti. And Prabhupada said that. How long can they tax people? How long can they do it before they will revolt? There will be anarchy. He said there will be anarchy. Anarchy means Anarchija. Ir Prabhupada sakė, tai kiek galima, kiek tie žmonės atlaikys, kad nesukiltų, tada kažkokia anarchija gaunasi. And then one devotee, this was in a morning walk, one devotee suggested, well, why don't we make one of our devotees a leader? Ir buvo toks rytinis pasivaikščiojimas su Šrila Prabhupada, vienas atsidavęs sakė, kodėlgi mums nepadarius vieną iš savo atsidavusiųjų lyderių. And Prabhupada said, well, what will one devotee do in amongst all the demons? Ir Prabhupada sakė, kągi gali vienas atsidavęs padaryti prieš visus tos demonus. No, he said, no, that is not our policy. Ne, Prabhupada sakė, nėra tokia mūsų politika. There's nothing he would be able to do. Jam nepavyks nieko padaryti. He said, what we will do is demonstrate to the masses. We will preach to the masses, and then they will automatically one day they give the leadership to a devotee. Ką mes darysime, mes tiesiog pamokslausime masėms, rodysime pavyzdį ir vieną dieną visi tie žmonės pamatys mus ir tada suteiks tą lyderystę. I haven't seen any good in the world by any of the leaders. Man neteko nepamatyti kažko gero mūsų tų lyderių visam pasaulyje. Well, correction, there is at least the president of India at the moment. He's a Hindu, and he's a dedicated Hindu, and he's making steps to stop the slaughter of cows and bulls. Na, pastaisysiu Indijoje, pavyzdžiui, yra dabartinis valdovas, kuris daro daug, kad nustotų tie žudymai ir skerdyklos visos. But then again, even the leaders themselves, how much power do they have? Because we're not just blaming the leaders. I mean, in this class we are, but, the big corporate companies, they're the ones that are paying the leaders to say what they need to say in order to keep their business running. Ir iš tiesų net tie patys lyderiai kartais nelabai ką gali ir padaryti, nes ne jų valia viskas vyksta, o tų didžiulių korporacijų, kurios moka pinigus tam, kad kažką pasakytų lyderiai. And then you have the masses of people in general. You may march for peace, but if you go home and have a hot dog after your march. Ir mes dar turime tas masės žmonių, kurie reiškia šūkauja, kad norim taikos, bet grįžta namo ir kažkokį hotdogą valgo. What is the point of your march? Kokia yra esmė tavo to streiko? Demonstracijos. It's hypocritical. Tai dviveidiška tai. So in the Bhagavatam it mentions that when there's a fire, it's not just because of two bamboos rubbing together. Bhagavatam sako, kad jeigu yra ugnis, tai nėra vien tik dėl to, kad du bambukai susitrynė. That's one cause. Tai yra viena iš priežasčių. But there's another cause which is even higher. Bet yra kita priežastis, kuria daug aukštesnė. And that is the wind that blows the two bamboos so that they rub. Yra dar ir vėjas, kuris pučia, kad įpūstų ugnį tarp dviejų tų bambukų. So in the same way, leaders, they're one of the causes for wars. Lygiai taip pat ir lyderiai, jie yra priežastis karų pasaulyje. But the so-called innocent public in general, they're as equally guilty of the disturbances that are going on in the world. Bet lygiai taip pat vadinkim, nekaltoji žmonių visuomenė taip pat daro įtaką visam tam dalykui. If they didn't eat meat, then there wouldn't be so much of a slaughter, a killing society.
Jeigu jie nevalgytų mėsos, tai ir nebūtų tiek daug reiškia tų skerdyklų. So therefore, that is the beginning of our preaching. We want to give people opulent prasadam. Bet va tokia mūsų ir pamokslavimo esmė, mes norim duoti jiems labai ištaigingą prasadą. And I was so happy to see the sweet box that Ananta has created. Ir aš toks laimingas esu, matydamas šitą saldainių dėžutę, kurią Ananta Prabhu sukūrė. You know, because this is all we've got to do is actually produce what they like to produce, but just do it better, because it's offered to Krishna. Nes iš tikrųjų tai yra būtent tai, ką mums ir reikia daryti. Mes turime sukurti ir duoti žmonėms tai, ką jie kuria, bet turime daryti dar geriau, nes iš tikrųjų dar geriau, nes tai yra su Krishna, tai yra prasadam. You give everyone a box of sweets. Reikia visiems duoti tas saldainių dėžutės. They'll give up all smoking and drinking of alcohol. Jie mes visus savo rūkymus alkoholius. So if you want to please your parents this Christmas, give them a box of our sweets. Tai jeigu norite pradžiuginti savo tėvus per šias kalėdas, prašau duoti jiems tas saldainių dėžutės. Perfect present. Tobula dovana. They want to enjoy their tongue on Christmas. Jeigu norim patenkinti savo liežuvį per kalėdas, We will provide. mes suteiksime galimybę. This is how we will change the world. Tai yra būtent taip, kaip mes pakeisime pasaulį. We will do nothing in one of those parliament buildings. Mes neįsime tos parlamento pastatus. This is our formula. Tokia mūsų formulė. So, I have not seen any good. I have not seen any good. I've been following the news Taigi man neteko nieko gero matyti, aš nors ir sekiau naujienas the last 45 years. paskutinius 40 No, metus. all I've seen is that the society has got worse. Ką aš pastebėjau, tai kad visuomenė tik tai blogėja. Every aspect of the society, whether it's political, economic, social, Visi visuomenės aspektai, ar tai būtų politinis, ekonominis ar socialinis, it's becoming more and more degraded. viskas degraduoja. So, I beg to differ. Taigi aš meldžiuosi, kad viskas pasikeistų. Excuse me for begging to differ. Atsiprašau, kad aš atsakiau taip į klausimą. Hogs, dogs, camels, asses. That's another thing that Prabhupada would say. Kiaulės, šunys, asilai, visą kitą, jeigu Prabhupada va taip ir sakydavo. Hogs, dogs, camels, and asses. Kiaulės, šunys, kupranugariai ir asilai. Only the devotees who are chanting develop the wonderful qualities of saintly character. Atsidavusi, kurie kartoja šimtus vardus, gali išsiugdyti šventojo savybės. And this is, by our example, we will give guidance to the world. Ir savo pavyzdžių mes galime duoti pasauliui tokį vedimą. And it's supposed to happen too, that one day it will be written down in the history books that Krishna consciousness at its darkest, at the darkest moment of the Kali Yuga, Krishna consciousness saved the world. Ir gal netgi bus taip, kad po kiek tais laiko knygos rašys, kad tamsiausiame Kali Jugos amžiuje būtent Krišnos sąmonė ištraukė pasaulį šviesą. So we're not going to wait any longer for these so-called leaders of society to make reform. Taigi mes tikrai nelauksime, kad šitie mūsų visuomenės lyderiai padarytų kažkokias reformas. We have no faith Neturim jau tikėjimo in them. jų į juos. But we have faith in Krishna. Bet mes turime tikėjimą į Krišną. We have faith in Prabhupada, and he was a leader. He was a perfect leader, and he did so much to the world. Mes turime tikėjimą iš Prabhupada, jis buvo lyderis, jis tiek daug padarė pasauliui. And his leadership is still going on, Ir jo lyderystė vis dar tęsiasi. and it will go on for the next 10,000
these other leaders, they may last 5 or 6 years and then they're not even spoken about again. Kitų lyderių lyderystė gali tęstis 5 ar 6 metus ir po to apie juos nustos kalbėti. And who knows what's waiting for them at the time of death. Ir kas žino, kas laukia jų mirties metu. According to the Bhagavatam, they will have to suffer, 1/6 of the karmic reactions of the people. Pagal Bhagavatam tie žmonės gauna 1/6 visų žmonių nuodėmių. But guess who's in trouble? Hare Krishna. Hare Krishna. Yashvadenived Rashandadas Maharaja ki. Could you lead in the Sinta prayers? Okay. Am I in trouble? We're all in trouble, aren't we? Unless we get the Lord's mercy. Namaste. I told you I was in trouble. So much. Even my servant gives me trouble. There's a joke going around in ISKCON nowadays. There's not just threefold miseries. There's, for the sannyasis, there's fourfold miseries. Yra dabar toks juokas ISKCONe, kad yra ne 3 kančios, bet yra 4 dar toks sannyasam, atskira rūšis kančių. We have to deal with our servants too. Mums reikia susidaryti su savo tarnais. Kančių rūšis tokia. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Jai Jagadish Hare
Jaya Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev, Nrsimhadev, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Sringadev Prahlad Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada.